vyrai, dėl šios priežasties jums grėsia suprastėjusi erekcija, prostatos uždegiminiai procesai, sutrikęs lytinis gyvenimas. Na ir šios dienos temą man padiktavo būtent šios dienos atsitikimas. Tiesiog viena konsultacija – cholesterolis. Visi žinom, kad cholesterolis kenkia. Tiesiog jis sudaro aterosklerozinės plokšteles, kurios užkemša kraujagyslės ir sutrinka kraujagyslių veikla. Tačiau cholesterolis tai yra priemonė kontroliuoti ir tvarkyti uždegiminius procesus ir jų darytą žalą. O kas labiausiai kenkia ir uždegiminiams procesams kraujagyslėse? Kas tai sukelia? Cukrus, paprastasis cukrus arba tie vadinami greitieji angliavandeniai. Būtent cukraus kenksmingi junginiai su riebalais. Cukrus jungiasi su riebalais kraujyje ir sukelia uždegiminį procesą. Uždegimas kyla dėl hormonų ir gliukozės pusiausvyros sutrikimų. Tuomet organizmas siunčia signalą kepenims, kad jos gamintų daugiau cholesterolio kraujyje ir jis į kraujo sieneles neštų ir užlopintų uždegiminių procesų padarytą žalą. Taip didėja aterosklerozė, taip sutrinka kraujo tekėjimas. Tiek vyrams, tiek moteriams tai yra labai pavojinga širdies ir kraujagyslių ligų sistemų sutrikimams.